Sveiki, nauja Lietuva Amerika serija, tiesiai iš Briuselio. Su jumis kaip visad aš, Vincentas Paulinskas. Po renginio trečiadienį praeitą savaitę skirto palaikyti Ukrainą, su žygį prisėdami Lietuvos ambasadoje kartu su Andriumi Kubiliumi, Europos komisijos komisaru kosmosui ir gynybai. Mes kalbėjomės apie SAFE gynybos paskolų mechanizmą, kodėl jis gyvybiškai svarbus ne tik Ukrainos pergaliai, bet ir viso žemyno saugumui. Taip pat aptarėm, ką dabar turime reikalauti iš savo nacionalinių vyriausybių, kad Europa pagaliau pereitų nuo žodžių prie veiksmų. Trumpas, bet labai konkretus pokalbis. Iš vietos, kur šiandien sprendžiamas rytojus. Man patiko, tikiuosi ir jums patiks. Gero klausimų. Taigi, Andriau, ačiū labai, kad sutikot su mumis pasikalbėti. Kaip garsus kai kurie Amerikos komikai sako, my next guest needs no introduction. Tai pradėkime nuo šito. Visų pirma, sveikinu, kad Koreperyje šiandien patvirtino tą paketą, bet galbūt iš jūsų, iš pirmų lūpų galėtumėt papasakoti būtent, kad šiandieną tokio reikšmingo ir svarbaus atsitiko mūsų gynybai. Na, pirmas dalykas, tai ką reiškia patvirtintas tas reglamentas SAFE paskolom, tai reiškia, kad ES turi instrumentą 150 milijardų eurų geromis sąlygomis pasiskolintų rinkose su ES garantijom skirti gynybai. Antras dalykas, kas yra svarbu, kad tai leidžia šalim narėm, tame tarpe ir Lietuvai, ir visom kitom, šituos pinigus panaudoja ne tik tai savo gynybiniam pajėgumam vystyti, bet ir kartu su Ukraina panaudoti šitas lėšas Ukrainos gynybiniai paramai. Tai mano įsitikinimu čia, jeigu iš tikrųjų šalis narės turi politinę valią padėti Ukrainai, tai yra visiškai naujos galimybės tą paramą realizuoti ir šitokiu būdu iš tikrųjų suteikti Ukrainai tą papildomą galią, kurios reikia tam, kad Putinas būtų įtikintas pats, kad reikia greitai susidarti su Ukraina dėl taikos. Andriau, čia nuostabi pradžia, visi žiauriai džiaugiasi, bet šiandien diskusijoje su visais žmonėm, kuriuos kažkada pats subūrė tą United for Ukraine, ir prancūzai, kai kurie ir vokiečiai sako, bet gal ateina laikas mums ne tik skolintis, o atrasti mūsų pačių pinigų, resursų, padaryti dar rimtesnės reformas link gilinimo. Ir aš pats sakau, kaip jau mūsų partijos narys, mūsų pačių partijų prasidėjo tokios diskusijos. Jeigu rusai ateina, o amerikiečiai neateina, tai gal ateina laikas gilinti žymiai rimčiau gynybą. Ar tai mes išgąsdinsim su tokiam diskusijom Europos Sąjungą, ar čia kaip tik laikas dabar tai ir pradėti? Mes tikrai neišgąsdinsim Europos Sąjungos, nes Europos Sąjungoje priimta vadinama Rearm Europe programa. Jinai yra kaip tik sukurta tokiu būdu, kad ES bando sukurti galimybę šalim narėm naudoti žymiai didesnės lėšas gynybai. Tai vienas iš tų instrumentų yra būtent šitos paskolos, kitas instrumentas yra vadinamas, nežinau net kaip išversti lietuviškai, National Escape Clause, neverskim, bet tai leidžia 1,5% papildomo nuo BVP skirto gynybai neįtraukti į deficito skaičiavimą. O deficito viršimas 3% čia visiems iš karto kelia, taip sakant, baisus nerimas ir problemos ir taip toliau. Tai vėlgi leidžiama šalim narėm žymiai daugiau lėšų skirti gynybai, neturint šitų baimių dėl deficito. Papildomai buvo priimti sprendimai, kad šalis narės tas sanglaudos fondų lėšas, kurios vėlgi yra europinių fondų lėšos, kurių dar nepanaudojo, kurių dar nepaskyrė kažkokiam projektam, kad tas lėšas gali skirti gynybos pramoniai stiprinti. Įtikintas yra Europos investicijų bankas siaurinti ten visus draudimus ir skirti daugiau pinigų gynybai. Tai iš tikrųjų šitoj vietoje ES labai aiškiai sako, reikia skirti gynybai tiek pinigų, kiek reikia tam, kad galėtumėm tikrai apsiginti. Ir šitoj vietoj tai, kad ir Lietuva žada skirti nemažą pinigų sumą, tai yra tikrai žinoma ir sveikinama ir rodoma kaip pavyzdys, kad kitos šalis irgi galėtų tuo sekti. Tai čia iš tiesų supratimas, kad Rusija, kodėl taip yra daroma? Todėl, kad yra supratimas apie Rusijos grėsmę. Tai
Tai ta grėsmė yra įvardyjama ne ten politikų, ne ko nors. Ta grėsmė yra įvardyjama aukščiausių žvalgybos pareigūnų Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje ir kitose šalyse. Kad Rusija per artimiausius 3-5 metus gali būti pasiruošus agresijai prieš ES šalis. Tai norint atremti tą agresiją, reikia investuoti į savo gynybinius pajėgumus. Dabar tie mūsų gynybiniai pajėgumai, dėl to, kad mes ilgą laiką visi, taip sakant, neinvestavom į savo gynybą, vis galvom, kad čia amerikiečiai turi mumis rūpintis per amžius ir turi patys mokėti tos pinigus. Na, mūsų gynyba yra, iš tikrųjų, nėra pačioje geriausiai būsenoje. Žinom, kad amerikiečiai, na, vėlgi ne dėl to, kad jie čia nori susipykti su Europą, o dėl to, kad auga Kinijos karinė galia. Amerikiečiai tą labai aiškiai sako, dėl to jie turi vis daugiau savo resursų perkelti Indijos ten Ramiojo vandenyno regioną. Na, tai reiškia, kad mums reikia ruoštis perimti tą atsakomybę už savo saugumą ant savo pečių, matant, ką dabar daro Rusija. Tai Rusija, aš noriu dar sykį priminti, kad suprastumėm visas grėsmės. Rusija šiandien, pavertusi visą savo ekonomiką, karo ekonomiką, gamina per metus 4 kartus daugiau ginklų, negu visos NATO valstybės sugeba pagaminti. Įskaitant ne tik tai europiečius, bet įskaitant ir Jungtinės Amerikos valstybės. Bet žinot, čia skamba aišku pavojinga, grėsminga ir mes tai žinom. Mes Lietuvoje suprantam, kad reikia jau kažką daryti dėl mūsų gynybos ir dovanokit, labai skamba nuostabu tai, ką mums, kokias sąlygas mums suteikė Europos Sąjunga, būtent su jumis, būtent gynybos srityje. Bet žiūrint labiau lokaliai, būtent Lietuvoje ir apskritai valstybės narės lygyje, kaip būtent reikia įgyvendinti ir pasinaudoti šitomis sąlygomis ir galimybėmis, kurias suteikia Europos Sąjunga? Reikia jau šiandien, aš sakyčiau, reikia turėti planus, kokios apimties paskolas Lietuva planuoja imti, kam jas planuoja panaudoti. Kai kurios šalis mes girdėm, iš tikrųjų tam ruošiasi labai intensyviai. Na, tenka girdėti, kad Rumunija yra paskyrusi special envoy, specialų ambasadorių, taip sakant, aukšto rango pareigūną, kaip tik rūpintis šitų paskolų pasirengimų paimti paskolas, projektų parengimų ir taip toliau. Vėlgi, kiek tenko girdėti, ši informacijos jau skelbiamos. Dar prieš visus čia Rumunijos prezidento rinkimus, veikiantis prezidentas vienu iš savo paskutinių sprendimų sukvietė nacionalinę gynybos tarybą ir vienintelis darbotvarkės klausimas buvo SAFE paskolos, va šitos paskolos ir kaip jos bus panaudotos. Tai iš tikrųjų kitos šalis labai aiškiai supranta šitas galimybės, kaip visiškai naujas galimybės, mobilizuojasi. Na, aš kiek girdžiu, Lietuva irgi turi jau kažkokius pradinius planus, nežinau, kiek jie yra jau išsidiskutuoti ir pasiruošta, bet mano raginimas būtų čia, taip sakant, nebėgoti, nelaukti kažkokių paraginimų, tuos planus turėti. Na, ir atkreipti reikia dėmesį į tai, kad šitas paskolas galima naudoti tik tai bendriem pirkimam. Tai reiškia, reikia rasti partnerį, su kurio kartu bus einama ten pirkti ar artilerijos sviedinių, ar minų, ar tankų, ar dar ko nors. Ir dar kas svarbu yra, tai ta mūsų, sakykime, taip aš sakyčiau, ir moralinė, ir politinė, ir gynybinė pareiga šitas paskolas naudoti kartu su Ukraina. Ir šitokiu būdu paremti Ukrainą. Paskutinis mano klausimas, nariau, ar tai gali pastumėti net ir kažkokių, tokių, žinai, like-minded šalių, Šiaurės Baltijos šalis, Lenkija, Vokietija, tokį formavimas į gilesnės integracijos, netgi kažkokių, sambūrių, prie kurių po to kiti, kurie, dabar šiek tiek atvėsė, jie nemano, kad čia karai ateina, galėtų prisijungti. Ir dar paskutinis klausimas, ką prancūzai šiandien energingai uždavė, bet tai čia Andrius dirba, čia jo galvoj viskas, bet ar Briuselį netrūksta, nežinau, tokios nacionalinio saugumo tarybos, ar mes IPP priėmėm rezoliuciją, gynybos tos formacijos, kad čia smegenys nuolat dirbtų, grėsmės yra 24 valandos per parą, ar struktūriškai čia nereikėtų kažko dar pakeisti, kad aplink tave suburt bendraminčius, taip sakant? Na, tai aš tikrai čia
reikia gal čia teisingai suprasti visą tą situaciją. Nėra taip, kad čia vienas Kubilius dirba, čia viskas čia sukasi. Tai, visų pirma, yra tikrai, nors ir nelabai didelis, bet labai stipriai dirbantis generalinis direktoratas, taip vadinamas DEFIS, kaip tik užsiemantis gynybos pramonė ir kosmoso pramonė reikalais, tai čia jų yra didelis darbas. Šalia to yra jau nuo seno Europos užsienio reikalų taryba įgaliotinė Kaja Kallas ir speciali agentūra, Europos gynybos agentūra, jau senokai įsteigta pagal sutartis, jie irgi daro didelį darbą, tai čia tikrai yra kas tą darbą daro. Galų gale man yra ne tik tai, taip sakant, tos kasdienės pareigos komisaro, bet ir pačioj komisijoje yra suburta kelios tokios projektinės grupės ir viena iš jų yra skirta kaip tik Europos gynybai, į kurią įeina daugelis komisarų ir man tenka jai vadovauti. Tai čia gali galvoti, ar aš nieko prieš, kad galėtų būti ir dar kitų, ir aš siūlančių, ir prancūzai, ir ta pati mūsų partinė frakcija parlamente yra siūlusi, kad reikia kurti tokią Europos saugumo tarybą. Tai aš tikrai nesiemu dabar nagrinėti, bet ką aš visą laiką pabrėžiu, iš tikrųjų, kad ateina metas ir aš čia raginčiau ir Lietuvos politikus, ir tavo žygį labai sėkmingai vadovaujama dabar šitą grupę susivienė už Ukrainą, United for Ukraine, kurią kartu sukūrėm pirmą karo dieną. Tai pradėti svarstyti tai, kas ir mano vadinama misijos laiške arba mano programoje yra įrašyta kaip būsimoji Europos saugumo architektūra ir Europos gynybos sąjungos, tikros Europos gynybos sąjungos kūrimas. Tai aš iki šiol sąmoningai vengiau šitas diskusijas pradėti ten mūsų toj baltoje knygoje, nesakiau pradžioj sutvarkykim su ta gynybos materialinė dalim, tai yra šaudmenys, tankai, patrankos ir taip toliau, išsiaiškinkim, kaip čia mes juos galim gaminti, bet dabar ateina metas, kai mes turim pradėti galvoti ir apie tą, vadinkim, architektūrą, tokią institucinę, nes ypač matant, tą ir prognozuojant amerikiečių pasitraukimą iš Europos saugumo, ką aš jau sakau, čia yra natūralus procesas, nereikia dėl to pykti, reikia su amerikiečiais tartis, kad neatsirastų kažkokio vakuumo saugumo, bet mes turim vystyti savo pačių pajėgumus, tai štai tokioj plotmėj būtent šita, taip sakant, ilgalaikė perspektyvoje, šita tema Europos saugumo architektūros ir Europos gynybos sąjungos, jinai darysis pati svarbiausia, nes joje labai svarbią vietą turi užimti ir Ukraina. Nes jinai turi ir stipriausią kariuomenę, ir inovatyviausią karinę pramonę, ką mes čia visi tą gerai suprantam. Tai štai šitas takas, taip sakant, šitomis aplinkybėmis Ukrainos integracija į esminės europinės struktūras spartinti ir skatinti įvykti žymiai sparčiau dėl to, kad tai yra Europos interesas, Europos saugumo interesas. O šitą aš raginčiau visus daryti labai stipriai, nes aš visą laiką sakau, žiūrėkim realybėje akis. Pasitraukiant amerikiečiam, Europos kontinente bus dvi stiprios kariuomenės su visom ten dronų armijom ir taip toliau, išbandytos karo fronto sąlygom ir taip sakant, ir išvyščiusios savo gebėjimus būtent karo fronto sąlygomis. Ir viena iš tų kariuomenių yra Ukraina, kita yra Rusija. Ir mes turim suprasti, ką tai reiškia šiandien grėsmė Rusijos agresijos. Tai nebus tie agresoriai, kokie ėjo 22 metais į Kijevą ir, taip sakant, ten pasimetė, nežinojo, kur toliau nueiti. Rusai išmoko kariauti taip pat. Taip, jie neturi ten pajėgumų, jie negali veikti Ukrainos, bet reikia atsiminti, kad iš tikrųjų jų gebėjimai ir tose pačiuose dronuose, kaip ukrainiečiai sako, yra, taip sakant, pakankamai toj pačioj būsenoje kaip ir Ukrainos. Tai šitoj vietoj mūsų pusėje, turėti Ukrainą su jos visa patirtim karinė yra tiesiog privalomas dalykas. Ir todėl štai tą architektūrą kurti ir galbūt toje architektūroje ten tada turėti ir saugumo tarybą ir kitus dalykus,
aš matau kaip labai svarbu artimiausių laikotarpių užduotį. Ir labai konservatoriškai iš esmės sujungi tai, kas kažkada buvo anksčiau, 67-ais ar kažkada, su ateitim, kas yra Ukraina ir mūsų įsigelbėjimas. Tai žiauriai ačiū, tikrai mačiau, kaip visi tau dėkojo ir sakė, kad Lietuvos krizių premjeras galų galę atvažiavo į Briuselį, kad šitą esminę gynybinę krizę mūsų suvaldytų. Tai didžiausia pagarba, Andriau. Tikrai taip, ačiū Jums labai už užduotą laiką. Už šitą darbą Briuselį. Lietuvos čia labai reikia. Tikrai taip, ir Jūs ją čia tikrai narį. Taigi, dar sykį ačiū labai. Tai buvo ne tik pokalbis, tai buvo galimybė sėdėti šalia žmogaus, kuris, kai viskas griuvo, ėmėsi atsakomybės. Andrius Kubilius, Lietuvos krizių premjeras. Istorija eina ne dėl kalbų, o dėl sprendimų. O dabar, kai Europa susiduria su galbūt didžiausia krize nuo Antrojo pasaulinio karo, jis atvažiavo į Briuselį, syti pačios žemyno gynybos. Man asmeniškai tai buvo didelė garbė. Kalbėti su vienu reikšmingiausių Lietuvos moderniosios istorijos lyderių, žmogumi, kuris savo nuoseklumu ir ištikimybę vakarų vertybėms įkvėpė veikti, nedėjuoti. Tada ačiū, kad klausėtės, pasidalinkit, parašykit, pasikalbėkit su aplinkiniais. Ši kova ne tik kariuomenės, ir mūsų galvose, ir mūsų sprendimuose. Bet tęskime kovą ir iki kito karto. Laimingai.